ilgai laukti nereikėjo ir pažiūrėkit į tai, ką mes čia turim. Man tiesiog trūksta žodžių, aš šiame kanale nesu dar nieko tokio įspūdingo apžiūrėjęs. Labai džiaugiuosi, kad tai padariau prieš kameras. Sveiki, dirbtinio intelekto entuziastai. Taigi šiandien nagrinėsim kai ką labai įdomaus. Manus AI. Ko gero girdėjote internete, prieš porą savaičių pasirodė šis stulbinamas įrankis ir man labai pasisekė, nes aš šiandien atsidaręs savo pašto dėžutę radau pakvietimą ir, galiu pasinaudoti ir tuo pačiu parodyti jums, supažindinti su šituo neįtikėtinu įrankiu. Galbūt esat girdėję apie tokį įrankį kaip AutoGPT, kuris, jam pateikus užduotį, jisai pats sugalvodavo, kaip tą užduotį gyveninti. Kažkas gal panašaus kaip yra DeepSeek R1, tik čia ženkliai plačiau. Tai yra pirmas, bent jau mano bandytas, pilnai autonominis robotas. Tai ne šiaip pokalbių robotas, o autonominis agentas. Ir panašu, kad, Kinija laimi vis tik tai šį AI karą, nes tai yra kinų produktas. Tiesa, ne visi galite prie jo prisijungti, kadangi štai užėjus į manus.im puslapį, jūs matot, kad, čia yra try manus. Aš kadangi turiu prisijungimą, mane iš karto prijungia, tačiau visiems kitiems, yra laukimo stadija dabar, nes kadangi įrankis yra beproto galingas, tai jis reikalauja begalės resursų ir natūralu, kad, manus naudoja tos vadinamus early adopters. Štai galiu parodyti savo elektroninį paštą. You are in, thank you for interest in Manus, your application has been approved, taip toliau. Ir štai čia prisijungus prie pačio Manus, aš esu vadinamas early adopter. Ką tai reiškia? Kad vienas iš pirmųjų, kuris gali išbandyti šį įrankį. Tiesa, pakvietimo laukia maždaug 2 savaitės. Tai prieš 2 savaitės šis įrankis pasirodė ir, tiek užtruko tam, kad galėčiau prie šio daikto prisiliesti. Taigi dar trumpai, kas yra Manus AI. Tai įsivaizduokit, kad jūs užduodat ne klausimą, kaip tai darot su ChatGPT ar Gemini ar Cloud ar kažko kitu, bet jūs pateikėt šiam autonominiam agentui tikslą. Tai reiškia, man reikia to ar ano, daryk ką tik tai nori, bet man gauk rezultatus. Ir rezultatai galiu jūs pateikinti išties įspūdingi. Tai ką šnekėt, įmam ir pasižiūrim, ką jis iš tikrųjų sugeba. Tai kaip ir minėjau, štai kaip atrodo aplinka, labai primena kitus AI modelius. Štai čia mes turime standard ir high effort, bet high effort, tokiem early adopters kaip aš, dėja, kol kas neprieinami. Čia galim pridėti savo failus ir, kažkokią pagalbą siekiant mūsų tikslo. Ir mano pirmoji užklausa, kuris skambėjo štai taip: atlik tyrimą apie pagrindinės dirbtinio intelekto naujienas Lietuvoje per paskutinį mėnesį. Identifikuok 3 svarbiausias tendencijas ir pateik trumpą 2-3 sakinių kiekvienos santrauką. Ir štai pažiūrėkim, aš jau prieš tai bandžiau, nemokamai aš gavau 1000 kreditų, kaip matot, aš išnaudojau 360, kadangi, aš pirmiausia turiu pats suprasti, kaip veikia šis įrankis, o tik po to galiu jums pateikti informaciją, nes, kitaip tiesiog nesigauna. Tai pateikim šią užklausą. Ir kaip matot, kadangi esu early adopters, ko gero daug kas gavo tokius laiškus šiandien, ar ne? Ir kaip matot, laukimas turėtų būti 16 minučių. Taigi aš neversiu jūsų laukti, grįšim tada, kai turėsim rezultatus. Moments later. Taigi, kaip matot, grįžom po maždaug 16 minučių ir Manus parašė: sveiki, supratau jūsų užduotį, atliksiu tyrimą apie pagrindinės dirbtinio intelekto naujienas Lietuvoje. Per paskutinį mėnesį identifikuosiu 3 svarbiausias tendencijas ir paruošiu trumpą kiekvienos santrauką. Pradėsiu darbą, nedelsiant, ir informuosiu jūs apie rezultatus. Vykdo paiešką, netgi, kaip matom, kūrė tam tikras direktorijas, nes jisai, vykdant užduotį, dedikuoja kažkokią dalį serverio ir vietą, ir procesorių, ir netgi susikuria tam tikras aplikacijas. Ir teko matyti ir Python skriptus, ir šiuo atveju sunku pasakyti, ką jisai kūręs. Matau tik tai Markdown files MD. Štai čia galim išplėsti, ieško Twitter'e, kaip matom, informacijos, ieško LRT LT naujienose. Ir štai čia galim matyti visą procesą, kaip tai vyksta. Štai čia apačioje eina laikas. Tai, kaip matom, dabar minutė yra 10.
skaito naujienas ir, na, principė, labai įdomu rezultatai. Prieš tai, kur aš išnaudojau savo tokenus, ten 360 berods, tai aš dariau gan nemažą researchą apie tarptautinę įmonę ir rezultatai buvo tikrai įstabus. Tiesa, dėl tam tikrų priežasčių aš tai ištryniau ir nerodau šiame video, bet pasižiūrėsim štai tokią lengvesnę užduotėlę, kaip su jie susidoros. Ir mano manimu, turėtų tokenų suvalgyti taip pat mažiau. Kai pamenat, tai aš turėjau 640, tai pasižiūrėsim, kiek po šio researcho, po šios, kaip lietuviškai research, tarkim, analizės, nors tai nėra teisingas vertimas, kiek liks tokenų. Manau, kad dėl didžiulių serverių apkrovų, na, paieška nėra tokia greita, kaip norėtus, nes jeigu, na, skaitomas vienas straipsnis, tai aš manyčiau, yra tikrai ilgai, kadangi tokie grandai kaip ChatGPT ar Gemini, na, puslapius perskaito ženkliai greičiau. Tas pats Perplexity, na, jisai perskaito 20-25 puslapius ir pateikė atsakymą labai greitai. Taigi pasižiūrėsim, kaip tai padarys Manus. Ok, matom, perskaitė 4 puslapius ir ką jis darys toliau. Čia galima matyti užduotis. Matot, pirmoji savo priskirta užduotis buvo Search for AI News in Lithuania for the past month. Pasižiūrėti, paskaityti paskiausias naujienas Lietuvoje už paskutinį mėnesį. Tada identifikuoti AI trends Lietuvoje, remiantis surinktą informaciją. Toliau Manus dirba ir išrenka 3 svarbiausius trendus Lietuvoje. Ir dabar, kaip matot, Manus gamina galutinį atsakymą, pažiūrėsim, kaip jis jį pateiks. Taigi štai galim paskaityti. Dirbtinio intelekto naujienas Lietuvoje. Tyrimo ataskaita. Įvadas. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinės dirbtinio intelekto DI naujienas ir tendencijas Lietuvoje per paskutinį mėnesį. Štai gavom tokį tyrimą. Taigi, tai apžvelgia DI medicinoje ir sveikatos priežiūroje. Na, apžiūri Nacionalinio vėžio instituto projektą ProCancer. Dirbtinio intelekto švietimas ir kompetencijų ugdymas. Lietuvoje pradėta unikali AI su Python mokymų programa ir taip toliau ir panašiai. Na, kaip matom, dirbtinio intelekto paremti sprendimai mažmeninėje prekyboje ir paslaugų sektoriuje, išvados ir šaltiniai, kuriuos panaudoja. Ok, dabar man labai įdomu. Na, kaip matom, tai tikrai buvo mažytis researchas, nes prieš tai, kurį researchą dariau, jisai sunaudoja 360 tokenų, šis sunaudoja 50-60 kažkelis. Gerai, dabar pabandysim šiek tiek sudėtingesnę užduotį. Pateikiau štai tokią užklausą. Noriu pradėti mažą e-prekybos verslą Lietuvoje, pardavinėsiu rankų darbo keramikos gaminius. Sukurk man pradinį veiksmų planą, kokius pagrindinius žingsnius turėčiau atlikti per pirmosius 3 mėnesius. Įtrauk rinkodaros idėjų. Na, pasižiūrėsim šiek tiek sudėtingesnį ir galbūt labiau kiekvienam panaudojama. Na, kadangi pradedant, manau, bet kokį verslą, jisai būtų didesnis ar mažesnis, na, mes turim padaryti research, ar ne, rinkos tyrimą ir, na, kitus dalykus. Štai matom iš karto, kadangi mes suvagam savo idėjas, tai dabar galim dirbti, na, kiek mums širdis geidžia ir nebereikia laukti vėl 16 ar 20 minučių, kol turėsim galimybę. Uždarysiu ko gero šitą reportą, nes jisai nebeaktualus. Kaip matom, mes turim Manus Computer. Štai, ok, tai mes turim dedikuotą Ubuntu kažkokį serveriuką, kaip matom, ar ne. Čia dirbtinio intelekto naujienos buvo. Štai, ką jisai skaitė, galim pasižiūrėti prieš tai. Delfi skaitė, 15 minučių skaitė, pateikinėjo informaciją ir ten gavom gautinį. Dabar vėl, kaip matom, jis susikūrė naują Ubuntu mini serveriuką, kurį dedikavo būtent mum ir štai pavadino Ceramic Business. Štai čia galim pamatyti. Ir dabar galim toliau stebėti, kaip viskas vyksta. Jisai kokias savo užduotis pasiteikė. Taigi tyrimas, kaip matot čia. Po to verslo pradžios planas, rinkodaros strategija, internetinė programa ir galutinė medžiaga. Taigi žiūrim toliau, kokias paieškas pateikė Manus. Štai matom Register Lithuanian E-Commerce Company Archives. Taigi žiūri, kaip registruoti. Žiūri e-komercijos tarptautinės prekybos administracija. Vėlgi žiūri e-komercijos brokerius, žiūri kitą informaciją, taip toliau, taip toliau. Kaip matot, skaito labai daug informacijos, tai ir Go Vilnius, ir Registrų centras, ir kaip įkurti
verslo, ar ne, dokumentaciją. Ir labai kaip užregistruoti VAT, ar ne, na, kad tapti mokesčių mokėtoju. Licencijavimo reikalavimai. Tiesiog fantastinis paieškos. Na, tai truktų begalę laiko. Ir su šiuo įrankiu jūs laisvai galite konsultuoti, ką tik norite. Ir, na, iš to uždirbti. Tokios konsultacijos, aš įsivaizduoju, kainuoja, jeigu ne tūkstančius, tai tikrai šimtus. Tokio išsamumo, na, jei taptumėt verslo konsultantų, naudodami AI, jisai neįtikėtinai greitai, palyginus su tikro žmogaus tyrimais, na, padarytų visą rezultatą ir na, jūs būtumėt labai konkurencingi rinkoje, kadangi galėtumėt pasiūlyti, labai tikiuosi, kad tikrai įspūdingą produktą. Aš dar nežinau, kadangi tai darau pirmą kartą, na, bet pažiūrėsim, kaip jis susitvarkys su mūsų užklausa. Štaigi toliau jau ieško puslapiuose, ieško kitose puslapiuose, peržvelgia konkurentus, kas irgi labai įdomu. Nes čia matėm prieš tai licenzijavimą, čia dabar eina kalba apie grinai konkurentus. Štai peržiūri socialinius linkus, kaip matom, ir Instagramą rado, ir Handmade Story kažkokia parduotuvė, ir Etsy persižiūrėjo, Etsy Sweden, Reddit persiskaitė. Dar daug labai šaltinių, labai didžiulis research, ar ne? Ir tiesiog jisai savo pildos, ką padarė, pasižymė, ką atrado ir ko dar reikia ieškoti. Štai savo viską dedas į užrašinę, kad nieko nepamirštų. O kaip sekas čia? Tai irgi jisai dabar yra 4 iš 5 žingsnių. Ir kaip matom, Manus is working, building a single page web application. Reiškia, Manus dirba prie jau informacijos pateikimo mums. Taigi šį momentą aš greitai prasuksiu ir mes grįšim, kaip bus pateikti rezultatai. Tiesiog, kol dar viskas vyksta, aš čia pastebėjau, kad štai šitame ekranėlė tiesiog yra sumažintas mūsų mini serveriuko vaizdas ir jame galima matyti, na, besikeičiančią informaciją. Štai ką tik vėl pasikeitė, matom, kad rašomas kažkoks kodas. Daroma dar kažkas, ar ne? Ir ką Manus veikia, tai jisai naudojasi editorium. Ok, taigi grįžkim, kai viskas bus paruošta. Ilgai laukti nereikėjo ir pažiūrėkit į tai, ką mes čia turim. Pabandysiu išplėsti per visą ekraną. Tai Manus mums tiesiog sukūrė svetainę, kadangi vis tiek mes planuojam užsiimti verslu ir štai žiūrėkit, ką mes turim. Keramikos namai, aš nebijoju, kad buvo patikrinta, ar yra toks puslapis ar ne. Ok, ar veikia? Na, matau, kad veikia. Štai paspaudus pažiūrėti kolekciją, viskas vyksta. Wow, fantastika, ar ne? Tiesiog įspūdingas puslapis. Jeigu paspausim užsakyti, žinoma, neveiks. Susiekti dėl užsakymo, taip yra forma, ar ne, na, adresas ir visa kita. Mums absoliučiai viską sukūrė. Ir štai galim, na, iš tikrųjų įspūdinga svetainė, ar ne? Mes to neklausim. Bet Manus, na, tiesiog užsinorėjo ir tai padarė. Aprašymas puikus, ar ne, projektavimas, formatavimas, kodėl rankų darbas paaiškinta. Klientų atsiliepimai, na, jie efektyvūs, aišku, mes galėsim, jeigu kursim tokį verslą, įkelti savo klientų atsiliepimus, bet yra, na, pateiktas šablonas ir gauti naujienas ir pasiūlymus. Štai viskas nėra kažkokie traukti paveikslėliai, aš net nebejoju, kad jie buvo sugeneruoti tiesiog Manus, ar nežinau. Galbūt. Taigi, čia irgi viskas puikiausiai veikia, puikiausiai veikiantis puslapis ir čia tiesiog mes galim jį atsisiųsti. Pažiūrėkim, kas toliau. Gerai. Aš jau buvau įsigandęs, kad, na, Manus padarė svetainę ir ne iki galo suprato užduotį, bet štai pažiūrėkit, ką mes čia turim. Tai rankų darbo keramikos prekybos verslo planas. Štai matot verslo planą prieš savo akis. Rinkos tyrimas, štai 5 pagrindiniai žingsniai, verslo registracija ir teisiniai aspektai, kiek maždaug tai turėtų kainuoti, kiek ir kur matomai kreiptis, platformos sukūrimas, rinkodaros strategijų įgyvendinimas, pardavimų ir klientų aptarnavimo proceso. Toliau, rinkodaros strategija, ar ne, kaip mes reklamuosim prekės ženklą, kaip suteiksim jam identitetą ir taip toliau. Internetinė programa, ar ne, ką darysim ten, išvados ir rekomendacijos, na, sutikit, kad tai yra absoliučiai įspūdingas darbas ir jisai, na,
mums nieko nekainavo. Taigi turim šios du ir mes viską turim ir anglų kalbą, ne tik lietuvių. Tai jeigu mūsų klientas ne lietuvis, apie tai irgi buvo pagalvota, todėl visą šitą turim keliomis kalbomis ir netgi mums padarė užduotis, kurias galima spausdinti ir, kaip matot, uždėti varneles, ką mes jau padarėm, ar ne? Verslo pradžios planas taip pat turi varneles. Rinkodaros strategija, taip toliau. Pažiūrėkim, ką mums dar paruošė. Aha, tai vėlgi paruošė paskutinį tokį reportą, ar ne? Kokius šaltinius naudoja. Na, sutikit, pabandysim viską atsisiųsti. Kaip matot, atsisiunčia po vieną atskirą failiuką. Tai jeigu mes norėsim atsiųsti puslapį, tai ko gero mums reikės nueiti ir atsiųsti šį failiuką. Aš tik tai pasitikrinu, ar tikrai taip, kadangi aš bandau irgi. Taip, mes štai turim puslapį, kuris veikia lokaliai. Tai yra HTML, CSS ir JavaScript puslapis. Ir tai yra, mano nuomonė, tai yra absoliučiai įspūdinga. Tiesa, dar labai įdomu pasižiūrėti, kiek sunaudojam kreditų. Ok, tai mes turėjom 570 berods, sunaudoja grubiai 120 kreditų. Ir kaip matote čia, kaip man susidoroja su šia užduotim ir už tai galim gauti 100 kreditų. Na, mano asmeninė nuomonė, jis susitvarkė puikiai, nes mes gavom absoliučiai viską, ką norėjom ir dar daugiau, nes gavom svetainę arba vizualizaciją, kaip ta svetainė turėtų atrodyti, tai aš dedu 5, well done parašau ir spaudžiu submit ir pasižiūrėkim, taip mums grąžino kreditus. Pažiūrėkim, ar už prieš tai padarytą darbą, už prieš tai padarytą darbą, matomai, kadangi jis buvo mažesnis, mūsų vertinti neprašo. Dar įdomus dalykas, kurį pastebėjau, tai štai yra čia, tai yra mūsų serveris, ar ne? Na, dabar laikinai tą uždarykim. Tai yra mūsų serveris ir čia mes galim application to use. Ir pasižiūrėkim, aš kaip suprantu, mes galim prie savo serverio negi prisijungti. Taip, mes galim prisijungti prie nutolusio serverio. Ir štai, čia matom ir web aplikaciją savo, ar ne? Visą kodą, kas buvo sukurta. Ir biznio planas. Jūs galite įsivaizduoti, tai visiškai nemokamai. Sukurtas mums dedikuotas serveris. Paruošta medžiaga. Ir mes galim tiesiog prie to serverio prisijungti, išsitraukti visus failus. Ir aš net nebijoju, kad mes turim pilnai veikiantį terminalą ir mes galim dirbti su tuo toliau. Tai man tiesiog trūksta žodžių, aš šiame kanale nesu dar nieko tokio įspūdingo apžiūrėjęs, todėl labai džiaugiuosi, kad tai padariau prieš kameras ir kad gavau šį pakvietimą į Manus. Taigi dar kartą priminsiu, kad tai yra manus.im. Jis yra kol kas prieinamas nemokamai, gaunate 1000 kreditų. Jeigu norėsite sumokėti, mačiau, yra planai. Taigi pasižiūrėkim, kiek kainuoja. Taigi paspaudžiam Great. Tai nėra pigu. $39, tai kas būtų apie 37 ar 6 eurus, mes gaunam per mėnesį ir už tai 3900 kreditų. Tai išsamesni darbai kainuos apie 200 kreditų, tai įsivaizduokit, kad mes galim padaryti maždaug labai 20 rimtų dalykų per mėnesį, bet vėlgi nemanau, kad tai yra didelė suma, jeigu mes tai sugebėsim monetizuoti ir parduoti savo darbus, arba turėsim klientus ir sakysim, hei, nori pradėti verslą, aš tau galiu sukurti absoliučiai viską ir svetainę, verslo planą, ką tau reikia padaryti, kiek kas kainuoja. Ir aš tiesiog, wow. Parašykit komentaruose būtinai, ką apie tai galvojat, nes man trūksta žodžių, gal jūs žodžių turėsite daugiau ir galbūt jau naudojat ar planuojat naudoti. Taigi apibendrinimo aš nepastebėjau absoliučiai jokių haliucinacijų. Tiesa, tą informaciją dar galbūt reikėtų patikrinti, nes, aš nežinau, ar ten yra grina tiesa. Mačiau tai, ką mačiau, puslapis patiko, informacija patiko taip pat, viskas yra su to labai gerai. Ir pabaigai, jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti like, užsiprenumeruoti Pono Obolio kanalą, taip pat galite nueiti pasižiūrėti puslapį ponasobolys.lt arba galim mes susirašyti Facebook'e, kur taip pat vadinosi Ponas Obolys. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančių video, ate.